Labą dieną. Norėčiau šį kartą lakoniškai, kad labai neprailgtų, papasakoti apie vieną mintį, kurią šiandien perskaičiau. Labai graži mintis apie godumą ir kaip tas godumas dažnai mus sustabdo mėgautis pačiu gyvenimu ar nuo kažkokių galimybių ir visą laiką pasėja abejonę. Tai yra labai faina istorija, kurią šiandien perskaičiau, kad vienas žmogus nuėjo į šokolado fabriką ir jam savininkas sako, gali pasiimti bet kurį šokoladą. Eisi, sako, bet nebegali grįžti atgal. O tų šokoladų bele kiek, labai daug. Per visą gamyklą ir tu nežinai, kur yra tas tavo geriausias, skaniausias, nes yra šimtai, tūkstančiai rūšių skirtingų. Ir žmogelis pradeda eiti ir po kažkiek laiko jam labai patiko vienas šokoladas, bet tada atsirado dvejonės. Ir tos dvejonės, tas toksai vidinis godumas, sako, galbūt ten yra toliau geresnių, galbūt yra skanesnių, gal skalsesnių, gal kažkokių tais saldesnių, gražiau įpakuotų. Galbūt būtent tavo tų šokoladų. Ir žmogus paliko tą savo šokoladą, kuris labai patiko. Atrodė, kad viską atitinka jo rastas šokoladas. Ko jam tuo metu reikia. Ir jisai pradėjo eiti toliau. Ir dėja, visą laiką eidamas galvojo apie tą savo rastą šokoladą, bet nebegalėjo grįžti. Tai moralas yra turbūt svarbiausias tame, kad dažnai mes nepasikliaujam turbūt intuiciją. Ir tas vidinis toksai godumas visose gyvenimo situacijose, ar tai būtų kažkokie paprasti gyvenimo sprendimai, kaip kad išsirinkti šokoladą, kažkokį tais, ar nusipirkti mašiną, ar kažkokie santykiai, kada netenkina. Ir mes visą laiką godžiai vis ieškam kažko geriau, kad kažko labiau užpildytų. Ar tai būtų gyvenime kiti materialūs kažkokie dalykai, kurie mūsų vis netenkina. Aš nekalbu, kad nereikia turėti motyvacijos siekti ir tikėtis vis daugiau. Bet dažnai mes nebepajaučiam, kada yra tai godumas, o kada yra vidinis toksai traukimas. Ir ėjimas tuo savo keliu. Tai čia yra labai faina istorija, kuri parodo, kaip mes būtent nesąmoningai, dvejodami ir abejodami, prarandam tas galimybės paragauti, patirti, pajausti būtent tai, ko mums tuo metu reikia ir ką mes iš tikrųjų pajaučiam, kad reikia. Ir iš kažkokio godumo mes einam toliau gyvenimo tuo keliu, ieškom ir galbūt galim ir nerasti. O kiekvieno gyvenimo etapu reikia mums vis kažko kito, taip? Tai jeigu tu, klausantysis, pajauti, kad tau šiuo gyvenimo etapu yra svarbu paimti šitą šokoladą, tai reikia išjungti tą proto žaidimą ir imti tą šokoladą. Be jokių labai didelių galvojimų, abejonių,
kažkaip va tų proto žaidimų. Ir kliautis labiau intuicija ir širdim. Ir labiau pasitikėti aplinką, kurioje mes dabar esame. Tai jau visiems linkiu po truputėlį, nors visi turim tą godumą, norim gyventi geriau, norim valgyti skaniau, būti šilčiau, būti daugiau meilį, šviesoj. Bet gyvenimas yra visoks ir visos patirtys yra ok. Ir kiekvienam turbūt pagal etapą, pagal tikslus, pagal gyvenimo pamokas ir atsiranda tas šokoladas, kurį mes privalom paimti. Tai būtinai nebijokit paimti to pirmo šokolado ir neleiskit mintim nugalėti, kad po to, kai ieškosit kažkokio geresnio, jum nekirbintų galvoj kažkas, tenai buvo tas šokoladas, kurio man ir reikėjo, labai reikėjo. Tai visiems geros dienos, labai fainas oras, siunčiu visiems gamtos, žalumos ir linkiu visiems sėkmės.